Tai krepšinis, galvoju, yra, jei ne visas, labai didelė dalis mano gyvenimo, jau nuo mažo amžiaus. Iš pradžių buvo kaip labiau darbas, kaip kažkoks tai būrelis, kurį pradėjau lankyti, o dabar tarsi kaip gyvenimas, kaip gyvenimo būdas. Tai daug kelių atvėrė visur gyvenime ir galvoju, kad dar atvers. Manau, toks ir tikslas būtų, kad ta kartelė nekristų, arba jinai būtų tokia pati, arba kiltų į viršų, nes su metais vis sudėtingiau tas ir čia ir parodo, koks geras. Klaipėdoj daug metų praleista, dabar visa šeima irgi Klaipėdoj gyvena. Man čia vien geriausi prisiminimai, beveik visi draugai čia. Krepšinio irgi atžvilgių daug pamatų padėjo Klaipėdos krepšinis, tai visą laiką laukiu čia grįžti. Ir vasaros ypač čia vienas smagiausių Lietuvoje, tai daug gerų prisiminimų. Kaip aš žiūrėčiau, jeigu ir krepšininkas ar sportininkas profesionalus, tai čia yra naudinga, nes tu neleidi laiko veltui. Faktas, tu studijuoji kažkur ir nori mokytis dėl diplomo, kad kažką tai turėtum po karjeros. Tikrai čia gera programa, vien turėt kažkokią idėją dėl savo ateities.